Ai, kam čia rūpi? Būna niekam nerūpi, bet yra kam rūpi. Tinklalaidėje siekiame suteikti galimybę savo bendruomeniai, kertiniai bendra.lt redakcijos ašiai, kelti aktualius klausimus ir kartu ieškoti atsakymų. Sveiki gyvi, čia tinklalaidė Būna kam rūpi, kurioje kalbama svarbiamis visuomenėje daug diskusijų keliančiomis temomis. Šiandieną taip pat kalbėsimės viena iš tokių temų, kurie atrodytų jau yra išdiskutuota, apkalbėta, visais kampais iškalbėta, bet vis dar kelianti daug klausimų ir sulaukanti tokių netgi ir prieštaringų reakcijų, kas ko gero yra irgi dalis naratyvo aplink tą temą sukurto. Stambulo konvencija, jau irgi kaip keiksmažodis kartais tapusi frazė, bet visgi tema, kuri vis dar kelia labai daug aistrų ir norisi pakalbėti kodėl ir visgi kodėl mes vis dar esame ta šalis tame šalių krepšelėje, kuri neratifikavusi Stambulo konvencijos. Kodėl mums šis dokumentas dar kažkoks atrodo kaip siaubas baubas ir kodėl kartais jis labai dažnai išnaudojamas politiškai ir gal ne visą laiką teisingai. Tai pamėginsim šiandieną pakalbėti ir aišku, kas iš to išplaukia, kam reikalinga ta Stambulo konvencija ir kodėl apskritai mes apie ją šnekam. Tai šioje tinklalaidėje kalbėsiuosi su Birutė Sabatauskaitė, lygių galimybių kontrolierė, sveiki. Ja. Taip pat Kristina Mišinienė, kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centro vadovė, sveiki. Ir teisininkas Karolis Rugys. Labą dieną. Tai gal aš nuo tokio klausimo norėčiau pradėti. Tiesiog be studijuodama nuomonės komentarus apie Stambulo konvenciją, kas ką pasakė, kaip kam atrodo, susidaro įspūdis, kad tie, kurie oponuoja šitai konvencijai, tai jau neturint omenyje ten kažkokių visokių tų lyčių klausimų, bet teigia, jog visko šiandieną mūsų teisinėje sistemoje pakanka. Ir kamgi čia mums reikalinga ta konvencija, ir gal visiškai čia mes nebūkime kaip kitos šalis šitoj vietoje, ir kaimyninės, ir net Ukraina ratifikavusi šitą konvenciją, jau ir karui, man regis, prasidėjus įvyko šitie pokyčiai. Tai, o gal mes čia būkime išskirtiniai, nes viską jau turim, Birutė? Kiek tiesos tame? Tai čia vienas pagrindinių mitų yra, kad viską turim, ką konvencija numato. Reikia turėti omeny, kad šiaip, man atrodo, vienas svarbiausių dalykų, kad konvencija šiaip jau ir prisijungimas prie tos konvencijos pilnai, ne tik pasirašant, nes Lietuva pasirašė jau daugiau negu prieš 10 metų, nurodo ir tam tikrą vertybinę kryptį. Lietuvos vertybinę kryptį su tomis šalimis, kurios iš tiesų pasiryžta kovotis tiek su smurtu artimoje aplinkoje, tiek su smurtu prieš moteris, tiek prieš mergaitės, įvairiaus amžiaus asmenis, užtikrinti visą apsaugą, bet užtikrinti ir labai aiškę prevenciją. Tarp tų šalių, kurios nepasirašė, nežinau, ar labai reikia aiškinti, bet Mordoras yra tarp jų ir čia net nesinoriu tos šalies pavadinimo minėti. Tarp tų šalių taip pat yra ES valstybės, su kurių demokratinėmis vertybėmis mes irgi paskutiniu metu turime labai daug klausimų, kaip Vengrija, Slovakija, ar ne, kur yra persekiojama žiniasklaida ir panašiai. Tai aš nežinau, ar tikrai tai yra šalis, su kuriamis mes norime lygiuotis. Estija seniai ratifikavusi, Latvija tuo tarpu ratifikavo tik praeitus metais, bet tai padarė po itin žiauraus vienos mamos nužudimo prie vaikų. Tai yra vaikų akivaizdoje, sukėlė tai didžiulį ažiotažą. Aš nežinau, ar tikrai mes turėtumėm kelti klausimą ir skaičiuoti, tai kiek dar reikia žmogžudysčių artimoje aplinkoje, kad mes ratifikuotumėm tą konvenciją. 26-24 metais nepakanka, ar 29-23. Tokiai mažai šaliai vien artimoje aplinkoje toks skaičius asmenų nužudytas yra labai didelis. Gal dar šiek tiek prateskit, bet jeigu tai yra tik moralinis, iš esmės dokumentas, ar ne, tai yra Europos tarybos tam tikras nutarimas, kurį mes pasirašę beje esame, tik neratifikavę, o pasirašę 2013 metais. Tai čia tas ratifikavimas toks, matyti, tik tai simbolinis ženklas belikęs yra. Bet jeigu tai yra tik tai toks, kaip sakyt, labiau apibrėžiantis kažkokią tai moralę, ar visgi tai yra dokumentas, iš kurio po to
kelią randa kažkokie kitokie reikalingi dokumentai. Tai nebejotinai. Kaip čia paaiškinti taip visuomeniai, kad suprastų? Konvencija turi labai aiškias kryptis, tiek apsaugos, tiek aiškias prevencijos kryptis, tiek tuo pačiu labai aiškias pagalbos numatytos reikalavimus. Ir vienas iš tokių dalykų, ką turėtumėm kalbėti, tai yra seksualinio smurto, pavyzdžiui, reglamentavimas ir aiškios sutikimo nuostatų įtraukimas į baudžiamąjį kodeksą. Žinome, kokios diskusijos buvo ir koks ažiotažas buvo kilęs vien iškėlus tokią idėją Lietuvoje. Kiti sako, mes tą padarysime perkeldami ES direktyvos. Tai šiandien noriu eiti į detalės, bet direktyva apie tai nekalba. Deja. Ir tuo pačiu konvencija numato labai aiškius mechanizmus, kaip mes turėtumėm skirti dėmesį labai aiškiems pagalbos mechanizmams visiems nukentėjusiems asmenims. Tuo pačiu skiria didelį dėmesį prevencijai. Ir be to, kad skiria didelį dėmesį prevencijai, ragina tirti, nagrinėti, analizuoti situaciją, o tuo pačiu sukuria mechanizmą, tarptautinį mechanizmą, tai yra tokį Grevio komitetą, kuris sudarytas iš ekspertų ir eksperčių, kurie tikrai analizuoja įvairias tendencijas tarptautiniu mastu dėl smurto artimo aplinkoje ir gali pateikti tikrai kokybiškus pastebėjimus, ką galėtumėm tobulinti. Mes šitos galimybės dabar neturime, nebūdami pilnai konvencijos šalimi ir ją tik pasirašę. Man atrodo, čia paprastai, jeigu tai visiškai paprastai ir trumpai pasakyti, mes pripažįstame ir įvardiname, kad tai yra problema. Tai pirmiausiai pripažįstame ir įvardėjame ir sako, kad tai problema ir nesakome, kad mes čia susikursime atskirę vienintinį kažkokį mechanizmą, aiškiai naudojamės tarptautinę ir įvairią praktiką ir patirtimi. Ir, kaip ir sakiau, man atrodo, vertybinė kryptis yra labai svarbi irgi. Kristina, o tai yra problema? Iš tikrųjų taip, ir aš gal truputėlį ir pratęsiu Birutės mintį, kas man atrodo labai svarbu, tai yra būtent atsiskaitomumas. Tas toks žibintų atsukimas į šitą problemą ir ne tai, kad yra įstatymą, aišku, kokia šalis be įstatymų gyvuoja. Turime ir baudžiamąjį kodeksą, ir dar visokių ten tų gerų įstatymų, bet atsiskaitimas, analizė. Tai jeigu šiandien mes kalbam, jeigu kalbėtumėm tik tai apie seksualinės prievartos lauką, ar ne, iki 50% pradėtų ikiteisminių tyrimų dėl seksualinės prievartos yra nutraukiama. Kodėl to nepanalizuoti ir giliai nepanalizuoti? Na tai vat ir yra, kad daugybė tų priežasčių. Įrodymų, kokia čia ta priežastis? Įrodymų nepakanka, aukos keičia parodymus. Žodžiu, yra daugybė priežasčių, tačiau mes jų neturime ant stalo šiandieną. Kiekvienas turi savo nuomonę, prokurorai vieną pasakys, socialinis darbuotojas kitas, tačiau bendro vaizdo mes nematome ir galbūt ir nenorime matyti, nes tai įpareigos truputėlį gal ir susijimti ir net nesidžiaugti, kaip bet galbūt teisėsauga džiaugiasi, kad nutraukė ikiteisminį tyrimą, vadinasi, nebuvo nusikaltimo. Mes visai kitaip matome. Jeigu tu nesugebėjai surinkti įrodymų, tai ir pasakyk tai, kad tu nesugebėjai. Žodžiu, daugybė tokių momentų, tai ta analizė šiandien verkiant yra reikalinga. Karoli, jūs gal iš savo praktikos galit kažką papildyti ar papasakoti, kas iš esmės šiandieną gina moterį nuo ta prasme, mechanizmas, kuris užsikūrė, kuomet įvyksta faktas kažkoks, ar ne? Ta prasme, liktai viskas aišku. Turim įstatymus, turim institucijas, kurios įsijungia į tą procesą, bet ką sako Kristina, nutraukti ikiteisminiai tyrimai. Tai prieš atsakant į klausimą, aš norėčiau taip ir retoriškai paklausti, čia ar yra problema smurto artimoje aplinkoje? Matyt, kad yra problema, didelė yra problema. Kaip ją spręsti, tai, mano vertinimu dažniausiai pas mus dėja taip suprimityvinama ir kažkokia išvyksta problema, kažkoks rezonansinis įvykis, arba kažkokį sugriežtinimą padarome ir įsivaizduojam, arba įstatymą pakeičiam kažkokiu kitų būdų, ir galvom, sprendėm problemą, pliusiuką užsidėjom, štai mes sprendžiam, darom. Vis tik tai, jeigu turim įstatymus ir jų pakanka, tai kodėl ta problema išlieka? Tai ką reikia daryti toliau. Ir tos priežastis, tai ne visą laiką, kad štai sugriežtinsim atsakomybę, kažkokį teisės aktą pakeisim ir išsispręs problema. Tai čia mes tik tai gaisrą gesiname, o tas priežastis reikia iš tikrųjų rasti, reikia jų, manyčiau, ieškoti ir kad nebūtų to dalyko, o ne su pasiekmėm kovoti, vienas aspektas. Kitas dalykas, kaip sakot, ar
Kas gina? Tai formaliai valstybė gina, įstatymas gina, teisėsauga gina, bet kažkodėl reikalingi yra advokatai ir kažkodėl ne visą laiką veikia tą sistemą ir tenka susidurti ir praktikoje. Ir, kaip pavyzdys, pavyzdžiui, pateiksiu labai paprastą pavyzdį, smurtas aplinkoje, artimoje aplinkoje, moteris, vien vyras pripažino 16 smūgių, suspardė rankom kojom, apspjaudė, moteris iš savo būsto asmeninio pabėgo per langą, vaikai mato tą dalyką, ar ne, finale teismas, kaip ir džiaugiamės, kad pavyko, procesas ir panašiai, priteista neturtinė žala 600 eurų. Daug mažai kiekvienam vertinti, bet pagal tai, ką žmogus, kai tu skaitai medžiagą, kai tu matai, kai tu bendrauji ir kai visą procesą reikia praeiti kartu, palaikyti ir sakyti, kad tai štai tau bent advokato išlaidas priteisė visas turėtas ir 400 eurų tau už visus nepatogumus, išgyvenimus ir skausmą ir visą kitą, tai ar yra gerai? Tai nežinau, tokia praktika. Tai sako, praktika nuo 400 eurų, čia dar pakankamai. Čia tas pasakymas, kad visko užtenka pas mus toj teisinėje sistemoje. Noriu pasakyti, kad ar visko pakanka, matyt, kad ne, tai toliau ieškom ir aš taip sakyčiau, kad reikia labiau į priežastis, į pasiekmes ir gilintis, nes ne viską išspręsime pakeitę įstatymą. Įstatymai plus minus, jie daug maž geri, vykdymas yra problema ir problema, kad neskiriama, nežinau, nuo švietimo iki prevencijos. Ir tie dalykai taip greit, manau, nepasimato. Pradėsim nuo švietimo, nuo prevencijos, kitų dalykų, jie užtrunka. Reikia matyti ir visuomenę keisti, ir požiūrį keisti, ir kitus dalykus keisti, ir kad nebūtų taip, kad žmogus vienas dalykas neturi svarstyti, ar man apsimoka, neapsimoka kreiptis, ar ne, ar procesas baugins, ar pagalbos sulauksiu, ar pakankamai dabar moteris nukentėjusi, pavyzdys, ar nuo smurto artimoje aplinkoje, ar nuo kitų dalykų, ar nukentėjęs pakankamai gauna pagalbos, aš jau nekalbu apie supratimą, apie kitus dalykus, ar procesas jam yra, kaip sakyti, palankus, draugiškas procesas, ar jis efektyvus, ar mes iškeliam. Koks susidaro iš praktikos? Man įspūdis susidaro toks, kad, baisu iš tikrųjų ir skaudu. Man asmeniškai susiduriu su pavyzdys nukentėjusio žmogumo. Ateina nukentėjęs asmuo ir pavyzdys dabar, štai turim situaciją, verkia, sako, žiūrėk, 4 nukentėjusysis, sutrumpintas procesas, eisiu į 4 teismo posėdį. Tai ar reikia ten tame procese 4 ir dar greičiausiai kokį 1 ar 2 kartus reikės, kur šalia sėdi, kur jisai buvo uždarytas, dabar paleistas, ir tu kiekvieną kartą taip formaliai jis netartintis, negali, taip įstatymas veikia, kardomoji priemonė veikia, net negali artintis, bet susiduria prie teismo durų. Tai dar gerai, čia galima atskirti, štai mums skiria didesnę salę, nes šiaip sėdėtume dar matyti mažesniai negu čia, ar ne, atstumas skiria didesnę salę, jau šiek tiek toliau, bet tai čia procesas galima galvoti, gal čia už Irmos ar kitam kabinete, bet realiai tai jie susitinka prie vieno įėjimo, prie vienų durų, ir kaip tu matai tam žmogui, kad ir aš, pavyzdžiui, kaip teisininkas, aš turiu tam tikrų idėjų, minčių, teikiu prašymus, kažkur kažką tai nuotoliu, tai gyvai, tai turi kažkiek tų argumentų, bet sakai, iškvietė ir kodėl viena pusė meluoja, sako, aš negaliu, sako, arba neatsakinėti, arba aš negaliu meluoti. Man reikia įsibėti, ne tai, kad nori meluoti, bet mintis ta yra, sako, skaudu, kai tas atstojęs meluoja, nes toks įstatymas, jisai gali nieko neatsakinėti, jisai gali meluoti, o šaukiamas, gavau liudytojas šaukimą, turiu atvykti ir niekam neįdomu, kiek kartų, kaip reikia apklausti formaliai. Tai vien toksai formalus dalykas. Taip, kitą kartą viskas sklandžiai, gerai, per vieną sudalyvauja, paskui gali advokatas dalyvauti, nenori, iš viso niekas negali nedalyvauti. Bet tas procesas, aš sakyčiau, jisai nėra toksai šiuo metu orientuotas į nukentėjusį. Tai aš manyčiau, čia didesnė problema ir kalbam apie suaugusių žmogų, tai dar yra ir vaikai, tai vėl yra kita problema.
Tai manyčiau, turim dar ką veikti, tai dėl to reikia ir ieškoti, svarstyti, o ne kažkokius tai stereotipus susigalvoti ir čia naratyvą tą nedraugiškų valstybių skleisti. Trumpai reaguoti, tai man atrodo, apie tai, ką mes kalbam čia apie teisinės pagalbos dalį. Mes dar turėtumėm turėti tinkamą ir pilną psichologinę pagalbą ir mes čia kalbam ar ne 600 €. Tai jeigu yra vaikai, yra suaugęs asmuo, tai paskaičiuokime, kiek kainuoja ar ne psichoterapija, pavyzdžiui, ir kiek metų potencialiai jos reikėtų po patirtų tokių traumų, kurios galimai gali sukelti ir po trauminio streso sindromą ir panašiai, kiek reikia metų, čia jau specialistai daugiau galėtų pasakyti. Tai aš Kristinos norėčiau ir paklausti, gal iš tos praktinės pusės labiau... Aš dabar klausaus... Kaip atrodo tas visas kelias po to įvykio? Klausaus gerbiamo advokato ir aš to jau atsakysiu jūsų davą klausimą, bet aš galvoju kažkaip pastebiu mūsų šalyje geri, protingi žmonės, jie dažnai pradeda nuo to, kad ne apie pasiekmes reikia mums čia kalbėti, apie prevenciją, tačiau vis tiek mes tas pasiekmes visi įklimpstam. Ir aš galvoju, gal visiškai mums reikia ir pasiekmes sutvarkyti, galbūt už tai, kad yra baudžiamumas ir atsakomybė, taip pat yra labai gera prevencija. O kartais apie prevenciją mes kalbame apie tai, taip lyg tai būtų kažkokia, visi norim taikos pasaulyje. Tai žinot, tai taip, daug turim gerų norų, bet aš manau, kad su konkretu man kaip praktikiai, kasdieną daugybę matų, matant išprievartautus, sumuštus žmonės, kankintus, aš tai vadinu kankinimu, jeigu 15 metų jai malami kaulai, trūkia vidaus organai, garažiai nuolat grandinėm auklėjimą ir vėliau vyriškis pasikviečia jau ir sūnų paaugusi ir tam duoda diržą į rankas ir tas muša mamą. Tai irgi čia ne kankinimas, čia yra absoliutus kankinimas. Tai atsakant į jūsų klausimą, atsistatymas, jis yra tikrai labai ilgas, labai, net sakyčiau, kontroversiškas. Pavyzdžiui, šituo atveju, apie kurį aš pasakoju, apie garaže muštą žmoną ir mamą, moteris tapo priklausoma nuo alkoholio, nes tik tai jai padėdavo išgyventi. Tai ir atsirado antra problema - priklausomybė. Bet aš galvoju, kad mes dar iki to turėtume kalbėti apie prieinamumą tos pagalbos. Mes dar ir čia nesame sutvarkę. Ir man atrodo, kad mes vis tiek kalbam čia apie Stambulo konvenciją, tačiau imam tuos gabaliukus, bet aš tikrai norėčiau kažkaip sureaguoti tai, galbūt neįgerbiamo advokato dabar tuos žodžius, bet man asmeniškai tikrai labai siutina tai, kad mes kalbėkim ne apie pasiekmes. O kodėl kalbėkim apie pasiekmes? Pabaiga šitos atkarpos parodo, kas buvo pradžioj. Aš galbūt greitai dar sugrįžčiau, irgi tą atvejį, kur aš dabar pasakoju apie garažo atvejį, tai tikrai pavyko iki teismo mums davesti šitą bylą, ten puikus prokuroras buvo, labai atkaklus, bet kas mane iš tikrųjų labai šokiravo šitoj byloj, tai bendruomenės požiūris. Į teismą rinkosi liudytojai, ten tas smurtautojas prisikvietė kaimynus ir ten aidėdavo juokas, pasakojimai, anekdotiniai apie tą apkvaitusią moterį, kažkur besivartančią pusnuogę ant kelio, nes šitiek metų mušama kaip proto buvo netekusi iš tikrųjų. Bet štai bendruomenė, ji iš tikrųjų, daugiau gal sakyčiau vyriška bendruomenė dėja, jie ten linksminosi toj teismo salėje. Tai ką mes turim? Tai ar mes čia turim pasiekmes, ar mes turim čia pradžią? Nesvarbu, iš kur esi, tavo balsas labai svarbus. Bendra LT – pirmoji įtraukiosios žurnalistikos platforma Lietuvoje. Karoli, norit sureaguoti kažkaip apie pasiekmes ir pradžią? Ne, tai aišku, kad neišvengiamumas ir tas teisingumo principo įgyventinimas, tai vienareikšmiškai svarbus. Čia mes tik tai turim taip reaguoti, kad tas, kuris pakėlė ranką, smurtavo, jis turi žinoti, kad jo laukia bausmė, neišvengiamai. Ir tais atvejais, ir kur aš matau kitą problemą, kur nepavyksta, ar tai nesikreipia kažkas, ar tai nutraukė, ar tai nepavyko, ar iš dalies tik tai pavyko, ar per švelniai, ar kažkaip tai tas, nežinau, agresija, ar tas tie kiti, nežinau, veiksmai, tie tokie, jie tik tai didėja, plečiasi ir kur tik tai, sakyt, lipo ir kuo toliau, tuo skaudesnės tos pasiekmes yra. Tai ir reikia ir svarstyti, tai kodėl
nebuvo užkardyta anksčiau, ar nesudirbo mūsų teisėsaugos institucijos tinkamai, ar kažkokios kitos institucijos turėjo identifikuoti. Aš noriu tokį truputėlį, gal bus ir atsiras atsakymas į tuos klausimus, kuriuos keliat. Kaip jums susidaro koks įspūdis, kuomet jau tame, reiškia, teisinėme procese stebite situaciją, ar, sakykime, ginat žmogų ta prasme, esate to aukos advokatas šiuo atveju. Ar yra supratimas, kad labai dažnu atveju, ypač kai mes kalbam apie smurtą prieš moteris, tai yra smurtas lyties pagrindų? Ar tas yra kaip nors akcentuojama tame jau teisinėme procese? Koks šiandien įspūdis susidaro? Aš galiu pasakyti taip, kad nebūtinai, kad vyras, smurtautojas, moteris auka, tai tenka susidurti ir atvirkštinių situacijų. Aš suprantu, bet iš esmės, kad tai yra, vis tiek pagal statistiką, man atrodo, kad 90%, tik neleiskit man suklysti, kuomet yra smurto atveju, tai yra dažnesnis smurtautojas yra vyras prieš moterį. Ir čia gal 73%, žiūrint, ką žiūrėsite. Jeigu žiūrint nusikalstamas veikas, nes per metus yra apie 55 000 iškvietimų, tada jeigu žiūrim nusikaltimų užregistruotų, tai 4,5 maždaug tūkstančio ir iš jų tada 73% moterys nukentėjusios, bet jeigu žiūrim įtariamuosius, tai 85% vyrai, o tada jau nuteisimas, tai jau tada 95% vyrų. Tai labai skirtingi skaičiai. Bet čia yra tas momentas, kuris yra ko gero svarbus ir apie ką kalba Stambulo konvencija, apie socialinę lytį, kurią čia pas mus politikai išnaudoja kitais kontekstais ir painioja žmonėms galvas. Bet čia labai įdomu tame teisinėme procese, ar tas yra kaip nors fiksuojama ir ar tai yra svarbu apskritai. Bet aš noriu tik trumpą padaryti vieną tokį interpą. Konvencija nesako, kad reikia ginti tik moteris. Taip. Tai konvencija būtent ir sako, kad be diskriminacijos reikia ginti visus žmonės nuo smurto artimoje aplinkoje, nepriklausomai nuo jų lyties ir įvairių kitų tapatybės bruožų. Ir taip tikrai gali pasitaikyti atveju, kai nukenčia vyrai ir gali nukentėti stipriai ir man atrodo, to neneigia konvencija absoliučiai ir man atrodo, čia yra labai didelis klaidinimas ir daug mitų prikurta apie konvenciją, kad neva čia mes tada sukuriam taip, kad vyrai visi neva blogi yra ir visą laiką smurtauja. To konvencija irgi neteigia, tiesiog sako, kad dėl ilgalaikių priežasčių ir dėl ilgalaikės nelygybės susidaro tokia situacija, kad moteris nukenčia daug dažniau, nes ir praktikoje atsiranda tokios situacijos, kai yra net tie specializuoti pagalbos centrai skambina ir pačiai nukentėjusiai ir nori padėti, ar ne, pavyzdžiui, seksualinio smurto atveju griebia telefono ragelį vyras ir sako, ką jūs čia nusišnekat ir kodėl jūs čia iš vis skambinate. Jinai mano žmona, jūs man aiškinsit, kad aš negaliu pasitenkinti su ją. Ir tai mes kalbam apie mąstymo dėsningumus, tai čia mes galim kalbėti ir apie teisinę pagalbą, žinoma, mes turime nuostatų labai daug, kurias turime keisti. Taip jos atsispindi tada ir teismuose, greičiausiai, ar ten praktikoje, bet mes turim kalbėti ir apie tai, kad mes kaip valstybė iki to meto, kol prasidėjo pilno masto karas Ukrainoje, neturėjome realiai net normalios pagalbos seksualinio smurto aukoms. Tik tada, kai pradėjo važiuoti didelis rautai moterų nukentėjusių jau Ukrainoje, susizgribo visi, palaukit, kaip mes čia padėsime pabėgėliams, kurios nukentėjo nuo seksualinio smurto. Ir tada staiga susipratome, kad mes ir Lietuvoje neturime normalios pagalbos. Ir tada pradėti tobulinti mechanizmai. Tai konvencija iš esmės, kas sako, kad mes turime imti visus šitus sluoksnius, juos nuolat analizuoti, peržiūrėti, kaip veikia praktika, kur veikia pagalba, kur neveikia pagalba, kas atsitinka teisinėje sistemoje atsidūrus žmogui, kas atsitinka sveikatos sistemoje atsidūrus žmogui, bet kur kitur, nes tos visos grandys yra be galo susijusios ir jos negali veikti, jeigu jos nėra analizuojamos ir peržiūrimos nuolat. Birute, bet jums netrodo, kad vis tik tai, aš taip absoliučiai pasirašau, ką jūs sakot, bet jums netrodo, kad mes vis tiek atsidurėm į siaubingą galios disbalansą. Ir nuo čia prasideda. Aš noriu antrą vaizdelį pasakyti, kur galbūt galima ir kitaip įmatyti, bet, pavyzdžiui, teismo salė. Teisiami du ką tik iš kalėjimo išėję vyrukai, kurie kaimynę pasikvietė į svečius, nugirdė ir abu jie pasikeisdami prievartavo. Ikiteisminis tyrimas baigėsi byla teisme ir turime vaizdą teisme. Kaip dabar matau tą salę,
vyras, teisėjas vyras, prokuroras vyras, teisėmiai vyrai, jų abiejų pusių advokatai vyrai ir ta moteriškė virpanti visa, jinai pasakoja, neprisimenu, kurio varpa buvo sustandėjusi, ar aš buvau ant šono, ar nugaros, išteisinami prievartautojai. Jinai, šita moteris išėjo su tokiu, ir mes taip pat, iš teismo salės su tokiu neteisybės, baisiu jausmu, žodžiais neišreiškimu. Vat mes dar galim pasakyti, mes ten matėm didžiulį galios disbalansą, kuris užkoduotas jau pačioj pradžioje. Ir taip įstatymas veikia, viskas ten buvo pagal raidę, tačiau ore tvyro kažkas labai labai neteisingo. Tai aš galvoju, kad kol mes šitų dalykų kažkaip nepajudinsim iš ir neįvardinsim, ir visi tie prieštaraujantis Stambulo konvencijai, jie labai nenori girdėti apie galios disbalansą. Jie neigia tą, kad kur čia, o kas čia neturi tos galios, parodykit man. Bet man atrodo, kai mes įvardinsim čia tiek bažnyčia, tiek visos teisėsaugos institucijos, ta stiprioji, sveikoji bendruomenė, savo raumenis rodanti, kaip vienas pareigūnas aiškina atėjusiai rašyti pareiškimą moteriai. Bet tai ko tu čia bijai rašyti? Žiūrėk į mane, aš rodu savo raumenis, mane kas galėtų išgąsdinti? Aš nieko nebijau, tai ir tu nieko nebijok. Tai kažko tai pačioj pradžioj mes, man atrodo, esame nepamatę. Kur mes čia esam pasiklydę rūke šitoj vietoje tikrai. Tai tyrimai, dabar mes galime žiūrėti ir tą ir turėtume analizuoti, kokį poveikį gali padaryti aukai apskritai. Toks, pavyzdžiui, settingas. Dėliojimas toks, kai visi aplinkui, ne tik žmonės, nuo kurių nukentėjo yra vyrai, bet taip pat visi kiti yra vyrai. Bet reikia, kad kažkas, kad tai būtų nuolatos daroma, ką Kristina minėjo pradžioje, analizė. Nes tai gali būti tikrai, niekas nesako, kad tokiais atvejais visų vyrų reikia bijoti, jokių būdų. Mes sakome tik tais, kad to konkretaus proceso metu žmogus gali būti paveiktas tiek, kad net vyro balsas gali žmogus sutrigerinti. Ir gali iškelti tikrai didelius išgyvenimus ir žmogus negalės nei paliudyti, nei kažkaip tai produktyviai dalyvauti ten teisme, nekalbant apie tai, kad apskritai apie seksualinę prievartą kalbėti bet kam, net ir praėjus daug gelių metų yra be galo gali būti sudėtinga, nekalbu jau ten apie teismo salę ir visą baudžiamą proceso šiaip sudėtingumą ir didžiulį stresą, bet kokiam nukentėjusiui atėjus tą teismo salę. O žiūrėkit, tokia mintis kyla, beklausant ir tų istorijų baisių, kurias čia ir Kristina, ir Karolis pasakoja. Gal problema tame, kad mes visą laiką, automatiškai į nukentėjusį žmogų nukreipiame visas tas šviesas, gal reikia apsukti situaciją aukštinkojom ir taip sakant, labiau apšviest smurtautoje šitoj vietoj ir žiūrėti, ką su tokiu mechanizmu galima padaryti. Ta prasme, čia ne tai, kad jam staiga kažkokį tai ten gerąją prasme dėmesį didesnį skirti, bet gal tas situacijos apvertimas aukštinkojom kaip nors, nežinau, į patį procesą įneštų daugiau aiškumo ir analizės ir visa kita. Kristina. Aš tai tikrai abiem rankom už, nes ko šiandien labai trūksta ir dėl ko mes taip verkiant norim tos analizės, tos refleksijos, bet kokios tos analizės, mes taip mažai žinome apie smurtautoją, mes taip mažai žinome apie prievartautoją, kažkokie vėl mitai sklando. Nes auka turi štai atsakinėti į klausimus, tai yra antras sykį jį tampa auka toj teismo salėje. Tai jau bet jinai jau ne kartą ir kiteisnim ten kalbėjo visiems ir N kartų, bet aš galvoju, kad aš aišku dabar noriu dar vieno atidaryti čia tų durų, kaip jūs sakot, mes čia rūke vaikštam, gal reikia siaurinti kažkaip tą mūsų kalbėjimo lauką, bet iš tikrųjų, kas liečia ir seksualinius prievartautojus, žiūrėkit, net gerbiami teisėsaugos atstovai, profesoriai aiškina, duokim šansą. Auka girdi, jinai neturi daug antro šanso galimybės. Duokim nusikaltėliam, padariusiems nusikaltimą antrą galimybę. Tai daug tokio labai neaiškaus kalbėjimo, bet mes nieko apie tai nežinom. Ir aš manau, dalinai mūsų pagalbos sistemos, jos yra taip, suskilinėjusios, nes mes šitą, ką jūs pasakėt, segmentą esam praleidę. Tai nereiškia, kad mes, aukų pagalbos organizacijos, turim imtis šito daryti. Tikrai jau vien tai aš pamačiau, koks didžiulis iššūkis, kai mes važiuojam prie Lietuvą ir kalbam apie seksualinę prievartą prieš vaikus
artimoje aplinkoje. Na, va tiesiog, be jokio projekto, be jokių lėšų, mes važiuojam per Lietuvą ir taip, va tokia banga seminarus vedam. Aš matau, koks pasipriešinimas didžiulis yra. Kas tėveliai prievartauja vaikus? Nenorim girdėti apie tai. Todėl, kad tai yra, tada turi pripažinti, kad taip yra, o tai yra labai skausminga ir visi kiti jausmai po to. Jeigu pripažįsti, tai tu nebegali nieko nedaryti, tada tu jau turi kažką. Čia yra labai, bet sakau, nenoriu atidaryti dar vienų durų, bet noriu pasakyti, kad jeigu mes praleidžiam tai, ką jūs sakot, mes ir pagalbos negalėsime suteikti pilnai. Čia mano tokia nuomonė. Labai įdomu visų nuomonės, Karoli, kaip jūs galvojate? Aš tai manau taip, kad norėtųsi, kad pavyzdys nukentėjusysis, čia aišku gal yra toksai, kaip sakyt, kad ir dabar prasidės ikiteisminis tyrimas ir vaikščiosiu ir čia mane tampys ir reikia jį apklausti, neapklausus, kokį tu tyrimą padarys. Taip. Surinkus daugiau duomenų, galbūt reikia patikslinti. Kažką. Teisme vėl byla nagrinėjama, ne kas parašyta buvo, kas surinkta, žodžiu, procesas vyksta. Ir teisėjas turi įsitikinti, pasižiūrėti, kaip sakyt, kad tas procesas yra toks, koks yra, mes kažką čia drastiško kažkaip, manau, nepakeisim, bet ką aš matau iš savo klienčių, kur yra problema, vienas dalykas yra trukmė, nes kai mes turim labai ilgus ikiteisminius tyrimus, kai mes turim ilgus teisminius procesus, tikrai ir išvargina ir paskui, negali tai būti, kad žmogus nukentės, sakyti, žinai, man jau nebeįdomu, kai vaiksis, man nieks neįdomu, greičiau tik tai, kad viskas baigtųsi. Ne taip, manau, turėtų netokią satisfakciją, jisai turėtų gauti, laukti ir tikėtis vienas dalykas. Kitas dalykas, bet aš žiūriu, ne tik tai įstatymas, baudžiamasis kodeksas, daug dalykų, jame mes turėtume reglamentuoti, ką matau ir aš manau, kad tas veiktų. Paprasčiausias toks ir žmogiškumas ir galų gale, jeigu neturi žmogus empatijos ar supratimo, galbūt tai galima kažkokias taisyklės įdėkti, kad kaip kalbėti, kaip bendrauti, nes tenka susidurti, kur tai pasako labai korektiškai, mandagiai, supratingai, gražiai paaiškino, pasakė, suprato, gal net ir žino, kad nutrauks tai ikiteisminį tyrimą, pavyzdys, ar ne, pareigūnas, bet jis moka pateikti, kad dėmesį parodytų, vandens pasiūlyti, paklausti, kaip jaučiatės kažką. Ir jau žmogus visai kitaip jis jaučiasi, negu atėjo. Tas aišku, aš suprantu ir pareigūnus, ir teisėjus, ir kitus asmenis, kurie dirba, jiem yra darbas, ta prasme, jis už tai gauna atlyginimus, kiekvieną dieną tą mato ir jis tokių bylų 10 mato ir jeigu jis pasiduotų jausmams, jis neprofesionaliai dirbtų, pavyzdys, bet kitą kartą užtenka pažiūrėti akis, pasiūlyti kažką paklausti, ir jau visai kitaip jaučiasi ir to pas mus, aš manyčiau, dar trūksta, nes aš pats tą matau kartu, būdamas ir man pasako tą klientai, kai jis sako, tai čia tas tą pasakė, tas tą, kad taip šaltai, o kur kaip tik atvirkščiai sako, kitą kartą net prisigalvoja visokių dalykų, tas šališkas, tas nupirktas, tas toj pusiai, tas jau tikrai kyšį gavo, sakau, tai dėl ko, ką tu turi kažkokių duomenų, ar kaip, pažiūrėk, kaip jis elgėsi, kaip jis čia su manim kažką neįsako, šaltai, ten griežtai, ten piktai, praaiškini, sakai, kažkaip bandai, nes tai yra jautru, yra skaudu, yra sunku ir lengva ir man kalbėti, sakau, tai ne aš patyriau ir tai, kai pas tave kabinete verkia ir net bijo ir nepatogu ir nemalonu, tai lengva klausti, o kodėl jūs nepasakėte, o kodėl jūs nepadarėte, o kokius jūs įrodymus ir žmogus pats supranta, kad jis nelabai ką turi, kitą kartą net ir neįmanoma turėti, jeigu vienas prieš kitą žodis prieš žodį, tai ką daryti, kaip daryti. Fizinis smurtas, tai jis dar bent tu jį gali kažkaip fiksuoti, o jeigu psichologinis smurtas, tai čia irgi. Ir tai ne visą laiką tų dalykų, tai tikrai yra tų problemų, kur sakau, norisi jas taip ir giliau, kadangi jau šiek tiek giliau pradėjom spręsti ne tik tai kokia atsakomybė, kokia suma turi būti, ar kas atlygins, ar kas kokia pagalba. Tiks daugelį atvejų formaliai pas mus plius minus. Mano vertinimu, teisinė sistema pakankamai jinai gera, negali sakyti, kad čia kitom net šalim yra, kaip palygini, pakalbi, kur pasispausti pagal mus, bet tikrai yra dar tų vietų, kur, sakau, kitą kartą paprastesni dalykai, kur daugelį atveju, aš manau, kur yra problema tik pinigų ir požiūrio klausimas.
Dėmesio, vadinkim, sakyčiau, dėmesys. Tai dėmesys apima viską. Skiria valstybė skirtų dėmesį, sakytų, štai, tvarkom šitą sritį. Tada tvarkom šitą sritį, tada skiriam ir finansavimą, skiriam apmokymus, skiriam personalą, ką mes dabar kalbam, trūksta trečdalio pareigūnų jau kiek laiko. Tai ir ką jis tik ir žiūri, kad ateina fizinis asmuo į policijos komisariatą, tai toks vaizdas, kad jų tokia užduotis, kad, geriau nepriimkim pareiškimo, tai viena byla mažiau reiks tirti. Jam alga viena, jisai krūvį didelį turi ir bus sunku čia kažkur taip, jeigu yra konkretus įrodymai, konkretus dalykai, tikrai negaliu sakyti, kad čia taip ateik ir nebeprims. Taip, tikrai daugelis profesionaliai, kvalifikuotai, rimtai ir su empatija, su visko keičiasi ta situacija, kuri buvo, aš galiu pasakyti, prieš 20 metų ir dabar galiu palyginti, jinai tikrai labai pasikeitus. Tai negalim sakyti, kad čia vienareikšmiškai yra viskas blogai ir čia tik tai visi tokie, bet yra likę žmonių, kur dar yra tikrai pasispaus, pasitemti ir kad šiek tiek pasikeistų ir mano nuomonė, mano vertinimu, tai tas žmogus didesnį tokį pasitenkinimą gauti, net tas rezultatas, jam daugelį atveju net kitiem net neaktualu, kokią bausmę jisai susilauks. Taip, jeigu ten nutraukiama, jeigu kažkas ar panašiai, tai jam tas teisingumo jausmas, kad žiūrėk, jam ten... Konvencija yra apie tai, apie teisingumo jausmą iš esmės, turbūt, ar ne? Tai plačiaja prasme, aišku, galima sakyti teisiškai, tai ne, bet taip, tai man atrodo, mes čia paliečiam, aišku, tik tais jau tą baudžiamąją sritį, bet iš esmės iki to yra labai labai daug žingsnių, ką galima būtų daryti. Tai čia mes kalbam, bet ta prevencija, tai kartais primityviai įsivaizduojame, kad ta prevencija tai tik tais, kad mes eisime ir mokysime, ar ne, kad nesmurtaukit. Bet čia iš esmės kai kurias mūsų nuostatas reikia išoperuoti, kaip mes žiūrime ir kaip mes mokome vaikus nuo mažens elgtis vieniems su kitais. Pradedant nuo labai paprastų dalykų, ten sakymo ar ne berniukams, kad neverk susijimk, mergaitėms, kad būk nuolanki. Ir to vis dar yra labai daug. Mes galime savo burbuluose kažkokiuose aiškinti, kad ne, mes pasikeitėm, turim prezidentę moterį, turėjom ministrę pirmininkę moterį, turėjom ir prezidentę. Tai tas nepasikeičia per naktį ir per 10 metų irgi nepasikeičia ir per 20 nepasikeičia. Tai mes kalbam apie tokia iš esmės sistema iš pagrindų ir mes turime ir tų labai gerų pavyzdžių savivaldybėse, kai, pavyzdžiui, bendradarbiavimo protokolus sudaro tarpusavį mokyklos, policija, vaiko teisų tarnybos ir pastebėję net menkiausius ženklus mokykloje, pavyzdžiui, kažkokie darbuotojai, jau turime ir kažkokius algoritmus, kas kam turi ne tik pranešti, bet pranešus, kas daro toliau, kas pasidomi, o kaip tas vaikas toliau, kuris gal buvo artimoje aplinkoje tiesiogiai atseit nenukentėjo, bet iš tikrųjų tai nukentėjusių visą laiką vaikai yra laikomi, jeigu jie ir stebi smurto artimoje aplinkoje situaciją, kai kažkas vienas iš tėvų nukenčia tiesiogiai, tarkim. Tai jie jau savaime nukentėjo, ar kažkas toliau, pavyzdžiui, mokykloje pasidomi, ar kažkas palaiko tą vaiką, nepaisant to, kad jie nėra pagalbos mechanizmo dalis, jie nėra netikė specializuotos pagalbos. Bet tai yra erdvė, kurioje vaikas toliau praleidžia daug laiko, tai mes kalbam apie tokias įvairias subtilybės, kur mes turime sujungti įvairius sistemos taškus ir taip mes tikrai tą darome po truputį. Tam savaime nereikia konvencijos. Tai iš tos pusės mes ir nemeluojam ir nesakom, kad reikia tam būtinai konvencijos, bet konvencija viso labo sako, kad mes tada turim pareigą nuolat peržiūrėti ir žiūrėti, kaip tos visos dalys yra sujungtos, kaip jos susijusios ir tose sąsajose kartais įvyksta tie pertrūkiai, dėl ko nesuveikia pilnai ir pagalba, ir tada nenueina kažkokie duomenys iki baudžiamojo proceso. Tai tos plonybės ir pasimeta mūsų diskusijose, tuo tarpu mes toliau, ką turim, man atrodo, tą svarbu įvardinti, kad net įvairios partijos dabar, kurios svarsto ir šneka apie Stambulo konvenciją, daugybė yra remimosi mitais ir absoliučiai nepagrįsta informacija apie konvenciją. Ir mes tada tiesiog... Čia politikavimo įrankių tapo bauginimo, politikavimo, mūsų tokia labai konservatyvi visuomenė greitai pasiduoda tam tikriems naratyvams. Mes esame 25 metais ir neturim nei vienos partijos, kuri neatsakytų į programą įsirašytų, kad mes norime, kad konvencija būtų ratifikuota, vyriausybės programoje to irgi nėra. Tai aš nežinau, tiesiog mes taip tobuliname toliau sistemą tų visų nevyriausybinio organizacijų, teisininkų, kurie motyvuoti teikti įvairius pasiūlymus, bet tada
kokius prioritetus kaip valstybė mes tada dėliojame šioje srityje, kai mes vis dėlto kalbame apie tą baimę žmonių, šnekėti apie tai, nes taip, daugybė mūsų turi savo artimuose aplinkose žmonių, kurie yra nukentėję nuo smurto artimo aplinkoje. Ta kartais net sunku yra pripažinti ir tas vien suvokimas trenkia gerai. Taip. Ir jūs, ką sakot apie baimę kalbėti, baimę priduoti netgi smurtautoje, aš tarkim žinau vieną istoriją ir tikrai, rankos vyra ir ką daryti, kur tikrai toks labai žinomas vyras, akivaizdžiai galimai smurtauja prieš savo žmoną, kaimynai iškviečia pareigūnus, nes jinai ten 2, 3 ar 9 kartą išmesta pro langą. Bet jinai to neįvardina, jinai sako, kad aš ten paslidau, netyčia nukritau ir taip toliau, ir taip toliau. Ir tas tęsiasi daugybę metų. Ir ką daryti šitokioje situacijoje mums, kaip visuomenėje, ar ne, mes, sakykime, pilietiški šitoje vietoje esam, kaimynai tie patys, bendruomenė, ką jūs, Kristina, kalbėjote, ar ne, kad kartais bendruomenė nusisuka, bet net ir kai bando padėti, auka, irgi ko gero dėl daugybės priežasčių, galbūt manipuliavimo vaikais, galbūt bauginimo, tiesioginio, šantažavimo kokio nors, jinai nepripažįsta pati šito. Ne tai, kad jinai gal savo tai pripažįsta, bet neįvardina ir nesikreipia pagalbos. Bet man atrodo, kad čia tikrai nereikia labai gal gilių mokslų didelių, kad suprasti, kaip jaučiasi ir kaip veikia žmogus, kuris daug metų mušamas, metomas pro langą, laužomi kaulai, taip toliau. Tai čia tikrai psichologiniai, psichiatriniai sutrikimai, jie neišvengiamai ateina ir taip toliau. Bet, žinot, čia tie mūsų gerieji įstatymai, kai pas mus visko yra, būtent pas mus remiamasi, auka turi kalbėti, auka turi prabilti, aukos iniciatyva. Ir nepasivargina mūsų vis tik, manau, teisės profesoriai patogiai įsitaisę universitetuose paieškoti galbūt alternatyvių sistemų pas mus. Gal tai labai skamba čia dabar kaip iš fantastikos ryties, bet kitokių būdų, net taip neišstumant aukos į priekį ir formaliai. Tai aišku, visi teisūs. Auka tyli. Žiūrėkit, auka nerašo, nekalba, neduoda parodymų. Auka staiga vidury tyrimo pakeičia nuomonę. Tai aš manau, kad čia tas yra, bet aš tai galvoju, dabar net klausausi mūsų visur, galvoju, gal visai be reikalų iš čia mane pakvietėt, nes aš tikrai, žinokit, daug praščiau matau situaciją, daug aštriau. Tai dėl to jūs ir pakvietėm, kad manau, kad situacija prieš mergaitės ir moteris yra labai bloga. Ir tikrai, būtent tas, aišku, kad nėra, kad čia visos moteris gatvėse gaudomos, mušomos, prievartavimus, taip toliau, bet tose srityse, tose vietose, ypač regionuose Lietuvos, kur tai vyksta, žinokit, nei pagalbos adekvačios negali sulaukti, nei teisingumo. Tai situacija tikrai yra labai prasta, bet kodėl dar yra liūdniau, kad savotiškas toks susitaikymas, tarsi pripratimas. Jie ten mušasi. Ar ne? Jie mušasi. Žiūrėkit, savaitgalį vėl mušėsi. Važiavo greitosios, važiavo policija, jie ten mušėsi. Tai tą nuolat ir nuolat girdime. Ir tikrai ta 2 iš įkalinimo įstaigos paleistų veikėjų prievartauta moteris, tai ten didžiausia parodymų dalį užėmė kiek procentų alkoholio jos kraujyje buvo, kaip ten ką darė, ko nedarė. Tai aš manau, kad tas būtent dėl ko aš taip balsuoju už Stambulo konvenciją, kad jis sukrečia mus, jį liepia mums kitaip matyti, jį neleidžia mums priprasti. Aišku, tai yra vienas tik iš instrumentų ir nestebuklingas. Tai tikrai nėra stebuklinga lazdelė, bet šiandien mūsų šaliai verkiant reikia to supurtimo, nepripratimo. Negali būti muštynės tarp 2 nelygių asmenų, negali būti ten pareiškimų tokio atsiėmimo masiško, negali būti nepradėtų iki teisminių tyrimų ir taip toliau. Tai tikrai manau, kad mes turėtume truputėlį aštriau matyti situaciją. Ar nori įkvėpti pokyčius? Registruokis Bendra LT ir kartu nušviesime svarbes temas. Ir ačiū Jums už Jūsų aštrumą, Kristina, nes Jūs visą laiką taip truputėlį duodat visiems šalto dušo, papasakodama tas istorijas ir truputėlį tokio
aiktelėjimo, nes to ir reikia iš tikrųjų, nes kitaip ir pokyčiai nevyksta. Aš gal, Birute, jūsų jau pabaigai paklausiu, tuomet daug šalių padarė tuos sprendimus, ratifikavo Stambulo konvenciją ir nesenai, ir senai, ir mūsų kaimynės, ir ką ir minėjau, Ukraina. Ar galima kalbėti apie kažkokius jų praktinius dalykus, kurie įsigyvendino ratifikavę tą Stambulo konvenciją ir ką pakeitė? Kad galbūt tai būtų jau kažkoks turinys, kur, kaip sakyt, nebuvo taip, kad ratifikavo ir nieko neįvyko, nes ko gero tie, kurie prieštarauja, sakytų, pasižiūrėkit, ir kas, kad jie ratifikavo, kas ten pasikeitė. Tai kas pasikeitė? Čia įvairių labai pavyzdžių. Pavyzdžiui, Vokietija irgi dėlse kurį laiką ratifikuoti, bet tik dėl to, kad rengėsi labai didelį pakeitimų paketą, vien teisinių pakeitimų paketą ir analizavos tikrai nuosekliai ir mes šiandien nekalbam, kad Lietuva to nedaro, bet pas mus įstatymų kartais priėmimas, čia per 2 mėnesius mes čia staigiai viską pasižiūrėjom ar ne, priėmėm tą, trečią. Mums reikia tos, kaip aš sakiau, nuoseklesnės analizės ir tokio iš esmės pasižiūrėjimo. Tai daugybė šalių, čia galima būtų vardinti įvairius pavyzdžius, kitos ėmėsi peržiūrėti, kaip veikia regioniniu mastu, tas pagalbos aiškesnė sistema, ar tikrai jinai veikia, ar jinai yra prieinama vienodai. Tai daug skirtingų yra pavyzdžių iš skirtingų šalių, ką kas darė. Tai čia mums galima būtų pasiimti tiesiog pavyzdžius tuos ir mes darome tą ir dabar, aišku, iš dalies, bet paimti taip nuosekliau ir sistemingiau juos paanalizuoti, pasižiūrėti, nes aš sutinku visiškai su Kristina, bet tų pavyzdžių pozityvių, kuriuos minėjau, kad situacija kai kuriais atvejais tikrai yra tragiška ir pagalbos prieinamumas tragiškas ir vis dar tolerancija pakankamai didelė ir tą rodo ir apklausos, kad mes vis dar pateisiname kartiems, kad galima suduoti žmogui ar ne, ir kad pateisiname, kad išprovokuoja neva smurtą labai daugybę atvejų ir turime tikrai didžiulius smurtus ir pagal Eurobarometro ir pagrindinių teisų agentūros duomenis. Tai tiesiog, man atrodo, to nuoseklaus, aiškaus žingsnių sąrašo ir labai labai aiškios prevencijos švietimo visais lygmenimis. Mes šito šiandien nelietėm, bet šiaip nuo darželio lygmens mes turėtumėm tam skirti labai didelį dėmesį. O čia Lietuvoje mes ypatingai šitoje srityje stringame dėja. Darželių ir pritarčių ir mokyklose, net nuo pradinių klasių, kad atrodo, kad anksčiau buvo kitaip, nieko panašaus susidurėm, tikrai prasta situacija ir tą tokį neteisingumo jausmą, jeigu jau mergaitė patiria pradinėje klasėje ir, čia, kaip sakot, algoritmai, jie kaip ir yra, kaip ir formaliai pasiūlė, net neėjo pas psichologą ar socialinį darbuotoją auką, kažkoks susirinkimas įvyko tenais mokykloje, kažkas kažkokią formą užpildė, pliusiukus visi susidėjo, o kaip sakėt ir toliau. Tai ir jeigu jau nuo pat pradžių ir tada tas, kuris smurtavo ir pajunta, kad kaip ir nieko, o jeigu dar kitą kartą sunkiau, tai jei į mokyklą nuotoliu vieną dieną jisai nueis, tai jam net kaip ir pliusas gaunasi, kad jam nereikės eiti į mokyklą. Mes kaip susidūriau, pamačiau ir praėjom tuos procesus net nuo pradinių klasių, tikrai formaliai kaip ir viskas yra gražu, protokolai ir kiti visi dalykai, bet realiai priklauso nuo vadovo. Jeigu vadovas yra tinkamai dirbantis savo darbą, nes yra 2 dalykai. Yra formalus teisėtumas ir yra realus, sakyčiau, tas teisingumas, kur aš nesakau, kad neteisėto kažko reiktų daryti, rimtis kažkokių drastiškų priemonių, kurios neaprašytos, neordinat. Ne, bet galima kitą kartą teisėtom priemonėm, bet nebūtinai, kad kažkas aprašyta ir tu gali. Kas nori, tas sutvarko ir kodėl vienuose pakankamai viskas neblogai, kitose tikrai labai prasta situacija ir kurie eina ir toliau. Tai jūs labai gerai pasakėte, kad mano mintis ir buvo to dėmesio trūksta. Tai dėmesio nuo pradžios iki pabaigos. Ir čia valstybė, jeigu skirtų to dėmesio, skirtų tada finansavimą, atsirastų ir žmonės, ir kompetencijos, ir supratimas, gal tada mes ir dar labiau keistume požiūrį visų ir tada dirbtų atitinkamai ir gal išvengtume tokios situacijos, kur yra tyrimai ir visi sako, kad jinai bloga. Mes, kaip žinia, esam paskutiniai pasikrikštėję.
Bet vis tiek tai įvyko, tai tikėkime, kad kada nors, čia gal žiauriai skamba, bet pabaigai jau norisi tokio sarkazmo, kad kažkaip ir ta Stambulo konvencija bus ratifikuota. Tai to ir palinkėsiu ir ačiū Jums už Jūsų ir mintis, ir pasidalinimus, ir tas istorijas, kurias papasakojot. Man atrodo, labai svarbu girdėti tas istorijas, išgirsti tos žmonės, kurie štai patiria šitos dalykus savimi. Ir tai yra jų gyvenimai, nes dažniausiai istorijos kūrė pokytį. Tai Kristina, jūs tik nesustokit pasakot iš tų patirčių, nors jos labai žiaurios. Tai buvo tinklalaidė Būna kam rūpi. Šiandieną kalbėjome apie Stambulo konvenciją ir ačiū Jums ir visiems žiūrėjusiems. Ačiū.